Sveiki, su jumis Gytukas ir mano kolega Paulius Butyrka. Šiandien laidoje matysime, kas naujo salėje, kaip mažiukai pasiruošę pasistumdymo varžyboms. Salėje, kaip matot, laisvos vietos praktiškai nėra. Visi nevykėliai jau senokai tengi sportuoti. O apie varžybas tegu kalba patys sportininkai. Nu, sakyk, koks tavo vardas? Povilas Rimkus. Lietuvos sumo čempionatas. Svorio čempionatas. Kaip ruošeisi varžybom? Dariau atsispaudimus, imtyniavau. Eriks. Paskui Lietuvos čempionatas svorio. Kaip ruošeisi varžybom? Mėginau prisitraukimus, atsispaudimus. Daug sportavau. Oskaras. O žinai, kokiose varžybose tu dalyvausi? Imtynių. Pristraukimai tai nelabai, bet atsilenkimai. Matosi. O tikėsi laimėti? Taip, Laurinas. Žinai, kovos be taisyklių? Ne. Taip. Ne. Pakeitė taisyklės, kovos be taisyklių. Tai ar tikėsi laimėti? Jo. Dabar gal truputį baisiau, ne? Gal? Tai gerai. Baisu? Ne. Drąsus šmekis. Vienodai tau, ne? Jo. O tikėsi laimėti? Taip. Nieko, kad tu. Irgi nieko. Koks tavo vardas? Airidis. Koks? Airidis. Sumo čempionatą. Tikėsi laimėti? Taip. O tu žinai, kad pasikeitė taisyklės ir vyks kovos be taisyklių? Ne. Dabar gal truputį labiau jaudinėsi, ne? Taip. Baisu. Labai. Apgailėtinas jaunimus. Tai tu nesinervuok, nes apgavau. Ar tikėsi laimėti? Taip. Tai jau ramiau, ne? Taip. Gerai, laisvas. Komentarų ir like galit nespausti. Damn! Komentarų nerašykit, like nespauskit, bet pasidalinti vis tiek galit. Viso gero. Su jumis buvo Gytukas